Procentai. Išspręsime keletą uždavinių. Pirmas. Duotas skaičius A lygus 290. Reikia rasti skaičių, kuris yra 7 procentai nuo skaičiaus A. Ieškomą skaičių pažymėkime X. Pasinaudosim formulę. Duotas skaičius A, tada P procentų nuo šio skaičiaus, skaičius X, randama pagal formulę. Įstatykime konkrečias reikšmes ir suskaičiuosime skaičių X. Atliekame daugybos veiksmą. Padalijame iš 100 ir gauname atsakymą 20 sveikų ir 30. Tai yra 7 procentai nuo skaičiaus 290. Kitas uždavinys. Reikia rasti skaičių, kuris 16 procentų didesnis, pažymėkime taip, už skaičių A, kuris tegul bus lygus 40. Ieškomą skaičių pažymėkime X. Naudosimės taisyklę. A, už jį didesnis skaičius P procentų, X randamas pagal formulę. Įstatome konkrečias reikšmes į formulę ir randame skaičių. Atlikus veiksmus, tas skaičius bus lygus 46 sveikiai ir 40. Jisai už 40 didesnis 16 procentų. Spręskime panašų, bet šiek tiek kitokį uždavinį. Trečia. Reikia rasti skaičių, kuris 25 procentais būtų mažesnis. Pažymėkime taip, už skaičių A, kuris tegul bus lygus 12. Ieškosime X. Taisyklė panaši, bet šiek tiek kitokia. Jeigu už A P procentų didesnis skaičius yra X, tai X randamas pagal formulę. Ženklas plius keičiamas į ženklą minus. Tokiu atveju ieškomas skaičius X yra lygus. Atlikus veiksmus, tai bus 9. Tai yra 9 yra 25 procentais mažesnis už skaičių 12. Spręsime kitą uždavinį. Ketvirtą. Duoti du skaičiai. A lygu 36 ir B lygu 9. Reikia sužinoti, kiek procentų B sudaro nuo skaičiaus A. Paimkime taisyklę. Turime skaičių A ir B, tada B santykis su A padaugyta iš 100 procentų ir duoda B dydį nuo skaičiaus A. Suskaičiuokime. Mūsų atveju gauname, kad P sudaro 25 procentus skaičiaus A. Ir dar vienas paskutinis uždavinys. Turime du skaičius A lygų 14, B lygų 10. Akivaizdu, kad A daugiau už B. Pasižiūrėsime pirmiausia, kiek procentų A daugiau už B. Taikysime taisyklę.
Šią taisyklę įstatė mūsų reikšmės a lygu 14 ir b lygu 10. Ir atlikę veiksmus gauname, kad a yra 40% didesnis už skaičių b. Dabar paskaičiuosime, kiek procentų b mažesnis už a. Formulė bus šiek tiek kitokia. Trupmenuose skirtingi vardikliai. Buvo a, buvo b, dabar a. Įstatome konkrečias reikšmes. Suskaičiavę gauname 28 sveiki ir 57%. Atkreipiu dėmesį, kad b už a mažiau ne tiek pat, kiek a daugiau už b.